Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Ilgąjį savaitgalį į Šilaičių kapines specialūs maršrutai. Miestelėnai prašomi civilizuotai atsikratyti senomis padangomis. Minime tragiškai žuvusios poetės Elenos Mezginaitės 70-ąjį gimimo jubiliejų. Kaip kasmet, taip ir šią lapkričio 1-ąją Panevėžio autobusų parkas įsipareigoja vykdyti socialinę misiją. Į Šilaičių kapines organizuoja specialius maršrutus. Kadangi šiemet visų šventųjų šventė prasideda ilgąjį savaitgalį, papildomi autobusai važiuos irgi jau nuo šeštadienio, spalio 29-osios. 16 maršrutų bus sutankintas autobusų eismas visą savaitgalį. Ilgai taip pat autobusai papildomi jau važiuos ir iš autobusų stoties į Šilaičių kapines. Iš gyvenamųjų rajonų tik lapkričio 1 vešime į Šilaičių kapines, tai iš Dariaus ir Girėno gatvės ir iš Aguonų gatvės. Pradėsime maždaug 8:30 ir vešime iki 16-17 valandos. Autobusai stos visose miesto stotelėse, taip pat ir prie Ramygalos gatvės kapinių. Gyventojai prašomi nesigrūsti į pirmuosius nuo 8:30 važiuojančius autobusus, kadangi jie kursuos kas 15 minučių, kelionės tikslą garantuojama pasieks visi pageidaujantieji. Už kelionę atsiskaitys, kaip ir visada, jau čia jokia naujiena, manau, gyventojams, talonėliais arba nuolatinį bilietą reikės turėti. Jeigu važiuos iki Šilaičių kapinių, tai reikės turėti 2 vienkartinius talonėlius. Jeigu turės nuolatinį, tai užteks 1 vienkartinio talonėlio pažymėti. Jeigu važiuos iki Ramygalos gatvės kapinių, reikės 1 vienkartinio bilieto arba nuolatinio bilieto galiojančio. Taip pat galios ir lengvatos. Tiesa, į kapines vykti susirengusiųjų miesto viešuoju transportu vienkartinius bilietus prašoma įsigyti iš anksto, kad nebūtų trukdomas vairuotojų darbas ir gaištamas bendrakeleivių laikas. Kadangi transporto priemonių savininkai iki lapkričio 10 dienos privalo vasarinės automobilių padangas pakeisti žieminėmis, akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas ragina miesto gyventojus tinkamai atsikratyti naudotomis padangomis. Šiandien Panevėžio mieste veikia 2 aikštelės didžiųjų gabaritų, Pilėnų gatvėje 43 ir Savitiškio gatvėje 12, kur Panevėžio miesto gyventojai sudarė kietų buitinių atliekų išvežimo sutartį su bendrovė Panevėžio specialus autotransportas, nemokamai gali pristatyti padangas. Iš kiekvieno gyventojo yra priimama ne daugiau kaip 4 vienetai padangų. Jeigu gyventojas laiku ir deramai pasirūpina savosios transporto priemonės padangomis, tai 4 vienetai, tiek kiek leidžiama nemokamai pristatyti į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, yra optimalus skaičius. Jis nustatytas todėl, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, kuris būdingas autoservisams ar pavieniams gyventojams, šių atliekų sukaupusiems didesnius kiekius. Padangos specialistų teigimu yra specifinė atlieka ir jos nevalia mėtyti bet kur. Vienas dalykas, kodėl negalima nelegaliai palikti prie kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių, pamiškėse, pakelėse ar kitose viešose vietose, tai vien tik tai dėl to, kad yra teršiama aplinka, miesto kraštovaizdis nuo to kenčia, o be to padangos yra tokia atlieka, kurios labai greitai užsidega ir tai yra gaisrų kilimo rizika didesnė atsiranda. Todėl jos turi būti tvarkomos tinkamai, taip kaip reikalauja įstatymai. Į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles vežantis padangas gyventojai nebūtinai atvykdami turi pateikti dokumentą, įrodantį, jog jie bendrovės klientai. Besinaudojantiems šios siūloma atliekų surinkimo sistema užteks pasakyti savo pavardę ir duomenų bazėje vartotojas bus rastas. Miestas mini per anksti išėjusios poetės Elenos Mezginaitės 70-asias gimimo metines. Renginių ciklas, prasidėjęs spalio vidury dainuojamosios poezijos festivalių konkursu, šiandien tęsiasi net 2 kūrėjai skirtų parodų atidarimų. Galerijoje Antrasis aukštas eksponuojami 4 dailininkų darbai. Iš tikrųjų, tai kažkokio specialaus darbo atrinkimo nebuvo. Tiesiog kiekvienas autorius rodo tai, kas jam atrodo, ką jisai nori rodyti. Nes, sakykime, jeigu čia pririšti prie poetės Mezginaitės, tai kažkaip tai jai, man atrodo, viskas tiktų. Ir kažkokio specialaus darbo gal ir nereikėjo kurti.
Ir tiesiog dar vienas momentas, pavyzdžiui, aš pagalvoju, kad, sakykime, mano senas draugė, tai gali būti ir mano senas darbas, nors, aišku, neradau labai seną darbą. 4. Taip vadinasi dailininkų ketvertuko panevėžiečių Osvaldo Juškos, Vidmanto Mačiulio, Artūro Stančiko ir Rokiškėno Arūno Augučio paroda. Dailininkus beje susiejo jų studijų metais nuolat skambėjusi Elenos Mezginaitės daina "Mano senas draugė". Todėl kaip tik taip pavadintame renginių cikle, jie sako, negalėję nedalyvauti. O šventės baigiamasis vakaras įvyks rytoj Muzikinėme teatre. Dalyvaus dainų autoriai ir atlikėjai, skambės Elenos tekstai, bus skaitomi, bus prisiminimai, bus filmuota medžiaga, įvyks toks, tarsi susikaupimo vakaras prieš visų šventųjų ir vėlines. Šitas dienas, Elena Mezginaitė ir gimė, ji buvo vėlinukė, spalio 31 dieną. Beje, šiandien Lėlių vežimo teatre prasidėjo ir 3 dienas vaikams bus rodomas spektaklis Kiltuvas, pastatytas pagal Elenos Mezginaitės pjesę, o kilnojamoji nuotraukų ir faksimilių ekspozicija irgi šiandien pristatyta visuomeniai, vėliau žada apkeliauti visą Lietuvą. Didžiausia Šiaurės rytų Lietuvoje montavimo įmonė, akcinė bendrovė Montuotojas, turinti dešimtmečiai skaičiuojamą darbo patirtį ir vertinama užsakovų, veiklos dairosi ne tik Aukštaitijos sostinėje. Akmenės cemente turim konkursą tokį laimėję, sutartį pasirašė Lifosoj, Kėdainių. Bus turbūt vėl šilumos tinklai. Kažkur tai turėtų rinktis apimtis panašios kaip ir šiemet. Maždaug apie 50 milijonų per metus darom. Nuo 320 darbuotojų pernai iki 380 šiais metais ūgtelėjusi bendrovė garsėja kompetentingais specialistais, įsigyjama modernė technika šiuolaikiškomis paslaugomis. Tarybiniais laikais buvo kranai maži, didžiausias 25 tonų, o dabar turime jau ir 200 tonų. 100-200 tonų, 60-50. Kranai pasikeitė pagrindė ir plieno apdirbimo technika. Automatai daugiau dirba. Plazminis pjovimas yra. O taip tai rankos pagrindė. Žmonių rankos viską daro. Ir galva. Sėkmingai dirbančios įmonės statusą turintis Montuotojas, jo vadovo Antano Katino teigimu, priėmęs laikmečio iššūkius, ne tik, kad nepakeitė veiklos krypties, bet įsisavino ir papildomas tiekimo, projektavimo, rangovo funkcijas.